Žodžiu, Pablo Picasso, garsus dailininkas, atvyksta į Londoną. Ir, žodžiu, atsitinka taip, kad stotyje pavagė jo brangų laikrodį. Jis kreipėsi, aišku, į konsteblį, kreipėsi į policiją. Ir inspektorius klausinė, taip, sako, reiškia, jūs ką nors įtarėte, mielasis dailininkė? Galbūt. Buvo toks vienas vyrukas, kuris padėjo man išnešti lagaminus iš vagono. Ar galite nupiešti jo portretą? Nu, žodžiu, taip. Picasso ėmė piešti portretą, kaip atrodė tas žmogus. Po 2 valandų Londono policija sulaikė 2 šiukšlių dėžes, beždžionę zoologijos sode ir 2 raganosius. Picasso. 2 dėžės šiukšlių. Geras, labai geras. Kubizmas. Vyras skutasi barzdą vonioje ir atėjo eilė sprandą apskus. Nu ir šaukė šunios. Mieloji, gal galėjai man sprandą apskusti? Vis tiek tu ant jo sėdi. Sako, gydytojau, ką man daryt? Turiu tokią problemą, žinokit. Kiekvieną naktį sapnuoju. Tik nesijuokit, man, viskas gerai, bet sapnuoju, kad aš esu karvė ir ėdu žolę. Ėdu. Jūs neįsivaizduojate, 2 mėnesius sapnuoju. Kas 3, kas 4 naktį, tą patį per tą patį. Gydytojas sėdi, sako, čia, sako, labai keista. Bet matot, sako, kaip mes sapnus nepagydysime, sako, tai čia nieko baisaus, sako, kas čia blogo, atsibundat ir vėl viskas gerai. Sako, kaip kas čia blogo. Jūs neįsivaizduojate, sako, aš jau apgraužiau 8 dormėjau pagalvės. Kiek vaikų norėtumėte jūs? 4. Aha, o tai kaip dėl 5, pavyzdžiui, jeigu 5 gimtų? O, jokių būdų, žinokit. Aš kažkur skaičiau, kad kas 5 pasaulyje gimstantis vaikas yra kinas. Sako, anksčiau, atsimenat, sako, buvo tokia mašina Zaporožietis. Sako, oi, pati geriausia mašina būdavo. Čia juokauja senelė, žinai, vaikam, kurie dar nebežino, kas tas Zaporožietis. Sako, tai kaip suprasti, kodėl gera? Nu, žinokit, sako, visiškai taip tyliai veikdavo variklis, kad nesigirdėdavo variklio garso. Vaikai sako, o tai dėl to, kad variklis gale būdavo? Ne, dėl to, kad, reiškia, buvo tiek mažai vietos, kad keliais ausisušius spausdavau. Žmona vyrui sako, brangusis, aš šiandien vakarienę gaminau, o tu va, indus suplauk. Nu, ir taip vyras išrado indaplovę. Žodžiu, ateina mama ir dukra į privačią polikliniką. Dukrai apie 18 metų, tiesiog lydi savo mamą. Žodžiu, ateina viską, atsisėda jos, išeina gydytojas, žiūri, sėdi 2, žinai, mama ir dukra. Gydytojas prieina, sako, tai mergaitė, eisim su manim, jums reikės nusirengti. Motina žiūri, palaukit, gydytojau, tai tikrint mane reikia, aš sergu. Gydytojas žiūri, sako, jo, žinokit, ruoškitės, reikės liežuvį parodyti. Labai gerai. Na ir aš turiu paskutinį iš savęs Suvalkietis, taupimo sumetimais į medaus mėnesį išvažiavo 1. Ir neėmė fotoaparato, nes nuotraukas daryt brangu, nusprendė viską atsiminti. Atsiminti, jo.